Sveiki. Apie psichinę sveikatą kalbame vis garsiau. Bet ar iš tiesų girdime, ką sako mums kiti? Kaip dažnai savo artimųjų paklausiame, kaip tu jautiesi, o ne kaip tau sekasi? Kai strese degame mėnesiais, bet vis dar kartojame, viskas gerai. Kai naktimis nemiegame, bet dienomis vaidiname produktyvų darbuotoją, rūpestingą žmoną, vyrą, mamą arba tėtį. Kai kūnas siunčia SOS signalus, bet mes juos užgesiname dar viena kava, dar viena užduotimi arba dar vienu maratonu. Nuo ko mes bėgame? Nuo savęs? O kai pagaliau pratrūkstame, išgirstame, viskas tau yra tik galvoje. Šiaip tai gyveni gerai, ko tau trūksta. Šiandien per recepto pasikalbėsime apie tai, ką bijome garsiai kalbėti. Apie stresą, nerimą, depresiją, kūno ir psichikos ryšį. Pasikalbėsime be filtrų ir be nusiramink. Su psichologijos doktorante, neurobiologė, psichoterapeutė, kandidatė Vitalija Navickė. Sveiki, Vitalija. Sveiki, labai malonu, kad pakvietėt mane. Labai įdomi pradžia ir labai laukiu pakalbėti šiomis temomis, nes net spirgu, kaip visą tą pristatot ir noriu daugiau apie tai patyrinėti, panagrinėti ir tikiuosi rasti ir kiti žmonės, kurie klausys šią tinklalaidę savo labai vertingų įžvalgų, pastabų, visko žodžiu. Psichologė, aš išvardėjau daugybę jūsų titulų, bet neretai yra taip, kad žmonės nesupranta, kuo skiriasi psichologas nuo psichoterapeuto, o jūs dar ir neurobiologė. Gal galite papasakoti, kas tai ir kodėl jūs turite tiek daug skirtingų specialybių? Aš esu žmogus, toks moksliukas, kuris niekada nenustoja mokytis, man labai daug yra įdomių krypčių ir aš jaučiu begalinę atsakomybę teikti kuo didesnę kokybę savo klientam, pacientam, kuomet vedu konsultacijas ir sesijas. Ir aš studijuodama psichologijos bakalaurą susidomėjau tokia biologinė psichologijos kryptimi ir susiradau, kad Lietuvoje galima studijuoti, tuo metu buvo neurobiologija. Tai yra, kad galima sužinoti daugiau apie smegenis, kaip jos veikia, kaip neurochemija jose ten cirkuliuoja, kaip vaistai veikia, kaip tam tikri sutrikimai veikia ir panašiai. Ir man atrodo, kad šios žinios yra tiesiog privalomos, norint teikti paslaugas klientam. Tuo pačiu Lietuvoje, bent jau tuo metu, nelabai buvo įmanoma konsultuoti su psichologijos bakalauru ir, pavyzdžiui, neurobiologijos ar kitų magistrų. Būtinai reikėjo pasibaigti ar sveikatos psichologiją, klinikinę psichologiją, tai aš dar sumąsčiau, kad vis tiek norėsiu būti psichologė, tai pasiėmiau ir antrą magistrą. Ir vienu metu studijavau 2 dieninėse studijose, negretutinėse. Tai būdavo ryte į vienas paskaitas važiuoju, tada mane prigrebė kursiokai ir pasiėma į kitas. Tai buvo 2 baigiamųjų darbų rašymai ir aišku, aš save susideginau juodai. 2 metus tada turėjau pertrauką ir nuėjau iš viso į IT sritį. Tai tai tas neurobiologija, tai aš pridedu dėl to, kad žmonės galėtų kreiptis į mane, norėdami turėti ir tas žinias apie biologinę, fiziologinę pusę šiek tiek daugiau, nes ir bendradarbiauju ir su gydytojais psichiatrais ir, pavyzdžiui, galiu klientam padėti pakalbėti apie įvairius įsitikinimus apie vaistus, kurie yra atėję iš tam tikrų nežinojimų žmonių, kas ten vyksta, kodėl padeda, pavyzdžiui, vaistai, dėl ko tam tikrais atvejais jie yra reikalingi ir vertingi. Tai aš tokia, labai jaučiau tą poreikį tų žinių. Tai aš vis matau, kad pradeda daugėti kolegų, kurie irgi turi 2 magistrus ir taip pat pasirinkę irgi šitą kryptį. Tai labai smagu ir jeigu aš tik užmatau specialistą tokį, tai aš parašau: labas kolega, mes turim bendrą tą matymą.
Psichoterapeutė kandidatė, tai dėl to, kad jeigu nori padėti žmogui ne tik su viena tema, ne tik teikti konsultacijas tokias vienkartinės, ką iš tiesų psichologai turėtų ir daryti, tokia tarsi rašyta taisyklė, kad apie kelis mėnesius vesti konsultacijas kažkokią tikslinę temą. O jeigu jau yra kalbama apie giluminę transformaciją, asmenybės tokio augimą, tai tada reikalingos psichoterapinės žinios, nes tikrai tiek psichologijos bakalauro ir magistro yra tiesiog per maža. Ir negalima vadintis psichoterapeutu, kol nepabaigiai pilnumoje tų studijų, kurios irgi yra labai ilgos, gali tęstis ir 4, ir 6, ir daugiau metų, priklausomai nuo krypties. Tai dėl to pridedu aš prie savo tų titulų, kad kandidatės. Žinoma, galėčiau pasakyti, kad tik tai esu psichologė, bet žinokit, aš tiesiog kartais sėdžiu ir galvoju, aš tiek metų sudėjau. Kodėl nepasigyrus? Ir kodėl nepasigyrus ir vis tiek, mes turim tą tokį vadinamą imposterio sindromą ir niekas nuo jo neapsaugotas. Ir aš kartais savo turiu priminti, kad aš tikrai praėjau nemažai kelių ir turiu žinių ir galiu padėti žmonėm, galiu suteikti jiem kažko tais naudingo, vertingo, moksliškai įrodyto, tai aš kartais savo primenu, kad sugebėjai tu tą pabaigti, ten lankei tas paskaitas, tai tu žinai kažką tikrai, tai dėl to irgi šitas dalykas, pagalbai man. Tai jums neurobiologija padeda kartu tarsi ir suvokti procesus, kurie vyksta tiek, sakykime, mūsų smegenyse, kai viskas mums gerai, ir mūsų smegenyse, kai yra kažkas negerai. Taip pat vaistų metabolizmą, vaistų poveikį. Tai šios žinios kartu jums ir palengvina darbą. Jūs turit platesnį holistinį požiūrį į žmogaus psichinę sveikatą. Tikrai taip. Ir dėl to aš esu iš tų specialistų, kurie jau nebegali žiūrėti į žmogų, kaip, pavyzdžiui, tik tai psichikos sveikatos dalį. Tiesiog negaliu. Yra labai svarbi ir ta kūno dalis, biologinė, genetinė ir visa kita, ir visą tą reikia atsižvelgti. Dėl to aš esu linkus irgi savo klientus labai ir nukreipinėti pas įvairių krypčių specialistus, todėl, kad matau visam tam naudą. Ta psichofiziologija, jinai yra svarbus dalykas ir, pavyzdžiui, kartais žmonėm, kad jiem pavyktų geriau, tarkim, atsipalaiduoti pavyzdys, tai aš nukreipiu, pavyzdžiui, pas kineziterapeutą. Dėl to, kad mūsų stresas veikia kūną įtampą, bet taip pat ir tam tikri kūno įtampos dalykai, kurie gali atsirasti tiesiog ir nuo sėdėsenos, pavyzdžiui, jie po to veikia ir mūsų apskritai psichikos sveikatą. Tai aš tokį tikrai turiu holistinį požiūrį ir labai plačiai žiūriu į visą tai. Kai žmonės ieško psichoterapeutų arba psichologų, visada išgirsta patarimą, kad reikia ieškoti specialisto, kuris dirba su pacientui aktualiomis temomis. Kokios temos jums pačiai yra įdomiausios ir aktualiausios? Taip. Kartais aš pagalvoju, kad norėčiau būti labiau siauresnio profilio specialistė. Kaip pavyzdžiui, būna psichologai, kurie dirba labiau su motinystės tema, pavyzdžiui, pogimdyvinė depresija, kiti, kas dirba labiau su santykiais ir panašiai. Aš tokia vis tiek esu labai smalsi ir man neišeina tokio siauro būti profilio. Bet kadangi kaip esu sveikatos psichologijos atstovė, tai mes kalbam labai daug apie prevenciją. Kad kaip užkirsti kelią sutrikimam ar netgi fiziniam tam tikrom ligom, tai mane tas domina, kaip žmogus gali savo padėti ir šitoje vietoje, tai yra imdamasis jau iš anksčiau moksliškai įrodytų dalykų, kurie galėtų jam padėti ateityje. Tai čia aš gal iš karto turiu pavyzdį su pogimdyvinė depresija. Tai kai aš laukiausi dukrytės, tuo metu spaudoje išėjo ne vienas straipsnis, žinutė apie įvairius nelaimingus atsitikimus ir kažkaip, pabijojau
kad man kažkas tokio nenutiktų ir kadangi turiu prieigą, žinau, kaip atskirti tos kokybiškus mokslinius tyrimus ir visa kita, tai labai nagrinėjau, kokie yra stiprinantis veiksniai, kuriuos aš galėčiau ugdyti ir kas man galėtų padėti sumažinti tikimybę susirgti. Tai, pavyzdžiui, vienas iš aspektų buvo socialiniai ryšiai. Tai aš galiu pasakyti taip, kad per pirmus metus po gimdymo aš su tiek draugų susitikau ir išvaikščiau girias, miškus ir paežerės, kad aš net neturėjau tiek susitikimų ir bendravimo ankstyvoje suaugystėje. Ir manau, kad šitas man labai padėjo, nes aš kaip ir neužsisėdėjau ir tikrai pasimatė tiek ant manęs, tiek ant dukrytės toksai vertingas vertingas dalykas, nežinau kaip pasakyti. Tai aš tiesiog irgi vadovavausi šitais žingsneliais ir manau, kad man labai tas padėjo būtent žinojimas, kaip prevenciškai aš galiu savo padėti. Kas stengiatės ir pacientams. Tai jūs galime tarsi įvardinti kaip psichologijos sveikatos trenerė. Šiaip labai fainas įvardinimas. Tai jūs tarsi kažkokiais pratimais, kažkokiomis žiniomis padedate savo pacientams, aš labiau mėgstu žodį pacientai, kadangi esu sveikatos srities specialistė, padėti atitolinti arba užkirsti kelią kažkokiems sveikatos sutrikimams. Taip, aš šitą aspektą integruoju ir į terapinį procesą, nes esu psichodinaminės psichoterapijos atstovė, tai ten mes mažiau duodam tokių, kaip sakant, patarimų, bet taip pat jeigu yra tam tikros rizikos grupės ar tam tikri aspektai, aš tikrai integruoju ir šitą dalyką. Šiaip, kai palietė tą pacientų įvardymo dalį, tai kyla kartais tokie klausimai, kaip reikėtų įvardinti mums teisingai. Ar klientai, ar pacientai. Tai kaipgi? Ir taip. Tai studijose universitete mus skatina vadinti klientais, nes tai rodo tokį lygiavertiškesnį santykį. Taip. Bet profesorius Eugenijus Laurinaitis jau psichoterapijos studijose sako, jokie klientai, o pacientai. Dėl to, kad pacientas, jau nepamenu iš kokios kalbos, gal graikų, reiškia kenčiantysis, ir ateina jisai pagalbos. Ir jeigu žmogų, kuris ateina į terapiją, vadinam pacientu, tai nereiškia, kad mes tada tampam gydytojai, psichoterapeutai aukščiau už juos. Bet tai parodo, kad būtent dėmesys yra į žmogų, kuris atėjo. Jisai atėjo, o ne kad į terapeutą. Tai nėra šiaip nuvertinantis žodis, bet kažkaip jisai pasidarė taip ir psichologam bakalauro magistro studijose tarsi uždrausta vadinti klientus pacientais. Tai gerai, tebūnie tai žmonės, svečiai. Kaip manote, ar Lietuvoje psichinė sveikata, rūpinamasis ją, yra vis dar stigmatizuojama, ar jau beveik normalu sakyti, kad lankaisi psichologo arba psichoterapeuto kabinete? Su metais šita padėtis tikrai yra labai, labai pagerėjusi, nes aš, kai stojau į psichologiją, tai tikrai sukioju kiti pirštu aplink smilkinį ir sako, ką tu čia darai, kam tau to reikia ir ar išgyvensi iš to. Bet jau studijų metu pamačiau kintantį požiūrį ir galvoju, čia bus įdomu, kas čia vyks. Ir tikrai pandemija pakeitė maksimaliai visą šitą situaciją ir žmonės pradėjo tikrai destigmatizuoti šitai, kad tai yra normalu kreiptis į psichikos sveikatos specialistą, kaip ir į bet kokį kitą specialistą, jeigu mums reikia kažkokių ar nekoncentruotų žinių. Taip, žmogus didelę dalim gali pats ir perskaityti knygų ir susivokti dalykų. Sakau, atėjus pas psichologą, tas įvyks ženkliai greičiau. Ir aišku, žinoti, perskaityti yra viena, bet dar patirti yra visai kitokia dar patirtis, ar ne? Ir taip pat, ką pastebiu, kad skiriasi lygmuo priėmimo šio topiko, ar ne, šios temos priklausomai nuo miestų.
Vilnius tikrai maksimaliai lenkia visus kitus miestus, čia yra normalu. Būna vat klausimas, o tai kaip tu tada sau padedi, kaip tu sprendi, ar ne, psichikos sveikatos dalykus, jeigu tu neini pas specialistą. Tai toks suvokimas yra šitai vietai, tai labai džiugu. Tačiau kinta priklausomai nuo miesto, ypač mažesniuose miestuose bijama eiti, nes baisu, kad, pavyzdžiui, pamatys ar laiptinėje, jeigu, žiūrint, kur tas kabinetas, ar ne, ar laukiamoje eilėje, jeigu, pavyzdžiui, poliklinikoje dirba psichologas, kad pamatys kiti ir pradės nešti paskalas ir tikrai tas kartais sukelia labai liūdnų pasekmių. Tad ne visur yra dar priimta. Ir kartais tikrai klientai, pacientai atėję pas mane papasakoja, kad, artimieji antros pusės sako, kad, eik tu į tą Šaraškino kontorą, ten tie šarlatanai, netikiu jais, bet svarbu, jeigu tau bus gerai, padės, tai tu eik. Juk ir šiaip tau viskas gerai. Čia dažniausiai labiau kartų klausimas. Mano bendraamžiai, aš dabar esu 34 metų, tuoj 35 bus, tai aš jau tokį nežinau, kurį skaičių sakyti. Tai mano bendraamžiai jau irgi apšilę šitų klausimų ir jaunesni, tai nebelabai vartojo to pasakymą, kad tau viskas gerai, ką tu čia prisigalvoji, išsigalvoji. Truputėlį turim kartų klausimą, vyresnės kartos atstovai buvo mokyti kitaip, kad tai yra gėda, kad baisu. Ir jeigu tu atskleisi, kad tau yra kažkas sunku emociškai, tai gąsdindavo psichiatriniam ligoniniam, gąsdindavo, kad po to nebegalės dirbti tam tikrų darbų ir dabar įstatymai nors ir jau labai ženkliai pasikeitė, bet vis tiek dar žmonės vadovaujasi tom senom patirtim, kas irgi yra suprantama, reikia laiko, reikia kalbėti apie tai. Būtina kalbėti. Mes ir kalbame, mes tai ir atliekame, atliksime švietimo funkciją. Tai tiesiog, kad gal būtų drąsiau klausantiesiems, tai aš pati esu patyrus ribinių ir kritinių situacijų. Skyrybų metu lankiau grupinę terapiją ir tikrai galiu pasakyti, kad tai man padėjo išgyventi. Ir sėdėti čia, ir būti čia. Ir iš tiesų pasakymas vienos iš vadovų, kad jūs esate kelionėje ir patikėkite, ateityje bus vis geriau ir geriau, tai yra tiesa. Ir keliauti kartu su bendrakeleiviais, patirti tą kelionę, pasikeitimų kelionę, tai iš tiesų buvo būdas išlikti. Žinokit, kai papasakojo, taip net perėjo per kūną toksai, šiurpas, bet tas geras, nes kad girdžiu, kad pasakojat nuoširdžiai savo patirtį, kas yra taip pat labai svarbu, kad ne tik mes susėdam ir protingai pašnekam, tai kaip čia iš mokslo pusės, kaip čia ką reikia kalbėti, bet dalintis savo patirtim. Mes esam vieni iš tų. Mes esame lygiai taip pat žmonės ir visi galim atsidurti ribinėse situacijose, kada supranti, aš jau nebeišplauksiu, man reikia pagalbos. Ir visiškai nemanau ir manau, kad daugelis žmonių nemano, kad kreiptis pagalbos yra gėda. Kaip tik tai yra labai drąsu kalbėti apie savo problemas ir kad man reikia pagalbos, išdrįsti pasakyti, kad tau reikia pagalbos. Tai viena iš jūsų nagrinėjimų temų yra depresijos prevencija. Kaip suprasti, kad žmogui depresija? Kokie simptomai tai išduoda? Gal tiesiog žmogus liūdnas, bloga diena, bloga nuotaika? Pagal diagnostiką, kurią daugiau vadovaujasi gydytojai, tai depresija įvardyma, kuomet bent 2 savaitės trunka tokia prislėgta nuotaika, sumažėja interesai, tai, kas teikdavo anksčiau malonumo nebeteikia. Pakinta miego ritmas, pavyzdžiui, žmogus pradeda arba labai labai ilgai miegoti, arba labai trumpai miegoti, atsiranda svorio pokyčiai, tiek svorio priaugimas, tiek svorio nukritimas. Ir tai trunka bent jau 2 savaitės. Taip pat gali kilti įvairių minčių, suicidinių minčių ketinimų, taip pat yra aspektas, kad žmogaus labai savivertė susviruoja ir jis labai pradeda savim nepasitikėti ir tas vidinis dialogas ar net kartais monologas, reikėtų sakyti, būna ypatingai neigiamas į to žmogaus pusę.
Tai čia toksai labiau formalesnis požiūris, pobūdis, bet realybėje būna dažnai žmonės, kad, pavyzdžiui, turi depresijos simptomatiką metų metais. Ir jinai gali būti, pavyzdžiui, lengvos formos depresija, kurios net ir jeigu gydytojas diagnozuotų, jinai nelabai gydoma, pavyzdžiui, medikamentiškai, ar ne? Ir na, žmogus gali prieiti prie to, kad susikaupia kažkaip darbo dienom, atidirba darbo, po to vat, grįžta vakarais ar ten savaitgaliais ir, nu, kaip sakant, jau ta depresija turi erdvę pabūti ir žmogus va vėl kažkaip susikaupia, mobilizuojasi ir vėl pirmadienį nueina į darbus ir gali atrodyti žmonėm iš šono, kad nieko jam nėra ir žmogus gali niekada ir nepasidalinti, kad kaip jam sunku. Tai kartais vadinama ta depresija su šypsena, ar ne? Ir kaip būna sakoma, visą laiką turėk akį ant to draugo kompanijų, kuris visą laiką laimingas, jam visą laiką viskas gerai. Nes kaip ten viduj, tai ne visada gali žinoti taip išoriškai. Tai ne visada lengva atpažinti depresiją nei pačiam žmogui, nei aplinkiniam. Taip pat depresija gali būti kaip toks pirminis susirgimas ir iš jo po to gali eiti, pavyzdžiui, kad ir ta pati migrena, sakykime, kaip sako, nežinia, ar depresija, migrena atsiranda dėl depresijos, ar depresija dėl migrenos, nes jeigu žmogui skauda, pavyzdžiui, 20 dienų per mėnesį galvą. Tai tikėtina, kad jis 2 savaitės jau liūdnas. Tikrai. Tai turbūt yra visgi svarbu paklausti savo artimųjų, kaip tu jautiesi. Tai yra būtinas dalykas. Bet kaip nejauku, kaip tu jautiesi, be gerai blogai ar nežinau, nes gerai blogai tai ne jausmas. Kaip tu iš tiesų jautiesi. Na, čia tokia intimi, pažeidžiama akimirka ir aš labai viliuosi, kad mes to darysim daugiau ir daugiau ir ne tik paklausim, bet ir nuoširdžiai atsakysim, tiek savo nuoširdžiai, tiek ir kitiem. Iš tiesų praverti duris į savo vidinį emocijų pasaulį yra pakankamai nedrąsu, nes tuo metu tu esi pažeidžiamas. Tikrai taip. Tikrai o mes taip. nenorim būti pažeidžiami, mes norim būti gražūs, stiprūs, drąsūs, viską galėti. Kiek įtakos depresijai turi išorinis pasaulis, aplinka, socialiniai tinklai, trendai socialiniuose tinkluose ir apskritai tas turbūt pas mus toksai vartotojiškas pasaulis? Kadangi depresija nėra toksai susirgimas, kur, pavyzdžiui, turim virusą, ar ne, ir tada peršalimo, sloga, ten angina, kas ten būtų, jisai tikrai susideda iš įvairių aspektų, tiek vidinių, žmogaus asmenybinių aspektų, nes skirtingo tipo asmenybės turi skirtingą polinkį, sakykime, į įvairius sutrikimus ar nesutrikimus, tai ir į tą pačią depresiją. Ir žinoma, net ir, tarkim, labiausiai atsparų žmogų, kuris netgi turi ir genetiškai labai tokią stiprią predispoziciją atlaikyti išorinius įvairius sunkumus, bet vis tiek jie mus veikia ir taip pat jie gali prisidėti prie depresijos atsiradimo. Socialiniai tinklai ypač veikia merginas. Nustatyta, kad būtent merginas veikia ir jų požiūrį į save, į savo kūną. Ir aš jau matau ne vieną ir ne 2 pavyzdžius pas save kabinete, kai netgi, pavyzdžiui, besilaukiančios mamos pergyvena, kad jų ten nepakankamas pilvukas ar per didelis pilvukas, nes socialiniuose tinkluose jie mato visai kitokius. Ir sėdi ir save dėl to, kaltina, muštruoja, kas su manim negerai, kad neatrodo šitaip. Tai įsivaizduokim, jeigu dar mama yra ar ne, būsima mama tokiam pažeidžiamam laikotarpiu ir jau dabar jinai save taip pliekia, tai jeigu toliau matys, kaip kitos ten tobulai, nežinau, žindo, tobulai žaidžia su vaikais. Kepa pyragus, kol vaikučiai miega 24 valandas per parą ir paustina tuos pyragus į Facebooką. Taip. Instagramą, atsiprašau. Ir į Facebooką, ar ne? Tai
turim tada tokią padidėjusią tikimybę ir tai pogimdyviniai depresijai. Tai vat, tikrai daug ką iki šiol neramina karo tema. Ir jinai, sakykim, gal ne kiek depresiją kelia, jinai labiau nerimą. Nerimą, stresą. Taip, Kas čia bus, kaip čia mum elgtis, kaip čia mum ruoštis, taip. kur dėtis. Kokie būtų pirmieji signalai, ką galėtų pastebėti aplinkiniai, kad depresija tyko kažkur šalia žmogaus, o galbūt pats žmogus gali užfiksuoti pirmuosius signalus. Tai gal pradėsiu nuo to, kad žmogus gali pradėti fiksuoti tos pirmuosius signalus, ypač jeigu jis jau yra turėjęs depresijos epizodų, nes depresija, jinai linkusi atsikartoti, jeigu žmogus pereina tos epizodus, pavyzdžiui, ir su terapijos pagalba, kreipiantis į gydytojus, tai tada jisai iš kitų epizodų dažniausiai išeina greičiau, lengviau, nes jau žino tą nueitą kelią. Ir netgi yra skatinimas, pavyzdžiui, susirašyti tokių požymių, kuriuos jis pastebi, kad vis atsiranda prieš atkritį ir netgi va tą sąrašiuką turėti ir kartais netgi paduoti aplinkiniam namiškiam, kad žiūrėk, jeigu jau šitie dalykai atsiranda, pradėkim kreipti dėmesį. Nes gali ne tik, kad, pavyzdžiui, žmogus būtų kažkoks labiau prislėgtesnis, bet depresija turi labai įdomių tokių formų. Kažkokios obsesijos gali išlysti. Gali pradėti išlysti obsesijos. Sako, pradedu tikrinti 10 kartų tas duris, nors šiaip tai man, pavyzdžiui, būna neįprasta. Gali būti toksai angliškai self-neglect, tai ar ne, savęs toks apleidimas. Pavyzdžiui, pradėti mažiau plaut galvą, dantis ir taip kažkaip nebūdingo, žmogus jis taip tarsi toksai netvarkingesnis, kas čia vyksta. Tai tokių įdomybių gali išlysti, todėl labai svarbu pamėginti jau, aišku, tam dažnai reikalingas ryšys ir saugumas, pamėginti pasikalbėti esant tam geresniam vadinamam periodui, ar ne depresijos epizodui, kokiais tais keistais, tarkim, būdais gali pasirodyti ta depresija. Keistais, nes gal apie juos mažiau kalbama, bet pas mus psichologų kabinetuose jie mums nelabai keisti, nes mes įpratę tikrai nemažai jų tokių girdėti. Na ir aišku, aplinkiniai, jeigu mato, kad žmogus tikrai taip pasikeičia, ir jaučia, kad kažkas ne to, kartais nebūtinai viskas turi būti vien apie faktą, ar ne, kad kažkaip kitaip elgiasi. Bet klausykim ir savo nuojautos, kad jaučiu, kad kažkas ne taip ir kai klausiu, žmogus man neatsako, kažkaip tai ir nežinia, nes gali būti žmogus, kuris turi depresiją, kuri prasideda, ar ne, ar jau netgi įpusėja, kad jisai gali vėlgi pats nebūti savo atžvilgių kritiškas ir gali sakyti, kad jam viskas gerai ir nepastebėti, kai jau viskas nuėjo žemyn. Tai svarbu irgi kliauti savo tą intuiciją ir nenumoti jos ranka, vis tiek vis pasiteirauti, bet taip pat svarbu neperimti atsakomybės už kito gyvenimą ir neprarasti savo gyvenimo besirūpinant kitu. Čia irgi svarbus aspektas, nes yra tam tikra žmonių grupė, kurie linkę save pamesti, prarasti ir tada gyventi kito gyvenimą ir sužiūrėti, ar tiek jam depresija, ar alkoholizmas, ar dar kas ten bebūtų. Tai mūsų kaip ir artimųjų atsakomybė yra pastebėti, užfiksuoti, garsiai pasakyti ir galbūt karts nuo karto priminti, ar bandai spręsti tą problemą, bet mes vėlgi nesam gydytojai, ir nesam tas žmogus ir negalim išspręsti viso pasaulio problemų. Taip, mūsų atsakomybė rūpintis savimi ir rodyti gerą pavyzdį. Kaip dažnai depresija yra susijusi su užslopintomis emocijomis, sakykim? Tiesiog žmogus turi kažkokius šarvus, arba, kaip jūs sakot, žmogus su šypsena, arba su paslėptu nerimu. Viena iš tokių teorijų, kad depresija yra užlaikytas pyktis, kuomet mes jo neatgrąžiname kitiems žmonėms, nes bijome jų reakcijos, mes nemokame kaip įvardinti, kad man pikta, atrodo, kad reikia tada rėkti, nors galime mes apie pyktį kalbėtis brandžiai, gražiai, rūpestingai, ar ne, kad man pikta, kad taip ir taip įvyko. Ir žmogus taip pat dėl auklėjimo ypatybių ir viso kito pradeda tą pyktį
slopinti ir jis nusikreipia į jį patį. Ir Naikinti pradeda. taip, pradeda naikinti, tampa vidinio, vat vėlgi to dialogo ar ne dalim, kad man pikta šiaip ant kito žmogaus, bet aš padarysiu, kad aš jausčiaus kažkoks vat negeras, nedoras ir panašiai. Šiaip, kas taip pat įdomu, kad moksliniai tam tikri tyrimai bandė tyrinėti šito konstrukto validumą, ar ne? Ir kaip ir neranda tų sąsajų, bet vis tiek dirbant tą praktinį darbą, šitas aspektas vis tiek nurodo, kad jisai egzistuoja ir dažnai galima tą pamatyti. Tai čia viena apie pyktį, ar ne? O taip pat ir su kitom emocijom, kad jos slopinant, jos vis tiek mumise būna, jeigu mes neturim kur jų padėti, kaip jas perdirbti. Tas perdirbimas dažnai vyksta būtent savirefleksijos metu arba terapijos metu ir tada kaip lieka kūne ir gali po to manifestuoti, kaip sakant, skirtingom formom. Tai ne tik depresija, gali prasidėti ta pati migrena, gali prasidėti skrandžio skausmai, netgi ta žaizdelė. Gali prasidėti įvairūs, pavyzdžiui, vaisingumo dalykai, ar ne? Su vaisingumu gali prasidėti, netgi yra tekę matyti pavyzdį, kai žmogus patyrė stresą, nustojo vaikščioti. Negalėjo, žmogus turėjo važinėti neįgaliojo vežimėlyje, dėl to, kad buvo taip užslopintos tos emocijos. Ilgainiui ir su terapijos pagalba žmogus pradėjo vaikščioti. Bet būtent čia buvo psichologinės kilmės, toksai išraiška. Taip. Neįtikėtina. Kokiais požymiais kūnas įsiduoda fiziškai, kad yra sergama? Jūs jau minėjote, gali prasidėti gastroezofaginis refliuksas arba opaligė. Ir kas vyksta smegenyse, kai sergama depresija per jūsų kaip neurobiologės prizmę? Kadangi nenoriu lysti į labai tokius mokslinius įvardijimus, Šiek tiek pašnekam apie tuos neuromediatorius. Na tai kaip? Aš tai sakyčiau, kad sutrinka komunikacija ar ne tarp neuronų, tai yra ląstelių, iš kurių sudarytos mūsų smegenys. Tai toks tampa sugedusio telefono efektas, kai ir tų neurotransmiterių ar nebūna ir padavimas kaip sumažėja receptoriai, ten irgi tam tikras jų priėmimas ten keičiasi. Tai tam tikros smegenų dalis, kurios šiaip, tarkim, pas sveiką asmenį, man noris dėti sveiką asmenį, nes kas yra sveikata, ar ne? Aš visiškai suprantu per jūsų kaip neurobiologijos prizmę. Pas sveiką asmenį, kuris turi pakankamą kiekį serotonino, ne? Taip, tai tam tikros dalis, kurios šiaip tai pas laimingą sveiką žmogų, tarkim, veikia aktyviau, pas turinti depresiją, tos dalis veikia slopinančiai. Kitos dalis kaip tik atvirkščiai, pavyzdžiui, migdolinis kūnas ar ne, jisai tampa labai aktyviai reaguojantis į išorinius stimulus ir juos priimantis kaip labai nesaugius dalykus. Kaip tikrą grėsmę kažkokią. Kaip tikrą grėsmę, pavyzdžiui, koks nors tada atsiskaitimas universitete ar koks nors neišlaikymas gali išsijausti kaip grynai gyvenimo pabaiga ir netgi gali lemti tikrai tam tikrus sprendimus, kurie neturint depresijos ar ne, niekada neateitų į galvą. Ir aišku, tas serotonino sumažėjimas, ne tik serotoninas, ar neina tas ir dopaminas, ir noradrenalinas. Tai va, tai jų visų tos, kaip sakant, kinta kiekiai. Šiaip tai vaistų anotacija, ar ne, ir realybėj kalbant, iki galo net neaišku, pavyzdžiui, būna kaip medikamentai veikia smegenis, kuomet žmogus ar neserga tam tikrom ligom, turi tam tikrus sutrikimus. Tai ten irgi yra, kaip suprantu, tokie modeliai, konstruktai tarp mokslininkų padaryti, bet irgi, pavyzdžiui, kreipiantis į gydytoją, gydytojas išklausęs nusiskundimus ir
pamatęs specifiką depresijos, nes vėlgi tai yra labai labai daug ir skirtingų tų rūšių, jisai ir gali paskirti vienus vaistus, kurie labiau veikia tą serotogeninę, ne, per serotonino žodžiu, ar ne, paskirti kiti per kitus neurotransmiterius būna, ar ne, kad kartais kombinacija skiria, taip pat yra tam tikros trečios lygtais kartos vadinamas antidepresantas, kuris per cirkadinius ritmus eina jų suvaldymą, sutvarkymą, nes vėlgi, kaip minėjau, kad depresija turi vieną iš požymių, kad sutrinka miegas, ar ne, ir gali būti jisai arba pailgėti, arba sutrumpėti, sunkiau užmigti. Tai vėlgi pasižiūrėjo mokslininkai iš tos pusės, kad o jeigu mes per miego sutvarkymą tada sutvarkytume ir depresijos požymius, tai jie irgi sukūrė vaistą, kuris pirmiausia veiktų būtent tos cirkadinius ritmus, ar ne, melatonino tą, kaip pasakyti, Biotransformacija, gal galime sakyti. Kaip? Biotransformacija, kitimą? Taip. Tai va, tai ir tada žmogus lengviau, kaip pasakyti, kai geriau miegi, tai po to ir kita diena visai šviesesnė. Taip. Bet visgi depresija tai nėra žmogaus išgalvota liga. Tai tiesiog yra tam tikra ligos patofiziologija, kur iš tiesų kažkas sutrinka organizme. Kaip ir jūs minėjot, man labai patiko jūsų palyginimas sugedęs telefonas, ane? Ir signalas gal nelabai geras vienom ragelio pusėj, ir kita pusė nelabai ten kažką girdi, o dar blogai atsako, ir taip įvyksta tiesiog netinkama komunikacija tarp smegenų ir atsiliepia mūsų kūnui. Taip, dėl to jeigu ateina žmogus ar ne pas mane ir aš matau depresijos požymius, tikrai visuomet rekomenduoju pasikalbėti, pabendrauti su gydytoju psichiatru. Ir aš tada paaiškinu, kad taip, depresija gali būti, kad, pavyzdžiui, mes ateinam iki depresijos dėl tam tikrų mūsų ypatybių, ar ne, dėl tam tikrų patirčių, kurios neperdirbtos, galbūt užslopintos, visa kita. Bet eigoje, jau turint šį sutrikimą, ar ne, kadangi pakinta ta smegenų chemija, pakinta smegenų tam tikrų dalių, ar ne, aktyvumas, ten, pavyzdžiui, emocijų reguliavimas, dėmesio, ar ne, nukreipimas su atmintim būna irgi tam įvairių dalykų, tai kad tikrai būna vertingas ir tas medikamentinis gydymas. Ir tai rodo mokslas, kad ir yra stipriausia kombinacija tiek terapinis gydymas žodžiu, tiek ir medikamentinis. Tai vien medikamentinio irgi kartais gali nepakakti, nes po to gali ateiti po kažkurio laiko atkryčio tikimybė gali padidėti, ar ne, nes žmogus turėtų vėlgi suprasti, kas galimai lėmė ir kad jis priėjo prie tokios savo būsenos ir kokie yra vėlgi prevenciniai veiksmai, būtent jam specifiškai tam žmogui, kurie galėtų padėti ateityje sumažinti atkryčio tikimybę. Todėl vėlgi čia yra labai svarbi ta kombinacija, nes kartais tikrai žmonėm atrodo, kad tai užteks irgi tiesiog pasikalbėjimo. Tai, kartais mūsų smegenys kaip organas, aš primenu, kad tai yra organas, mūsų psichologija nėra kažkur aureolė, ar neskraidant, jinai čia, aišku, ir kūne yra visa tai, bet čia vis tiek, ir tai yra organas, kai jeigu širdžiai kažkas blogai, mes ją, ar ne, irgi kažkaip gydom ar ten skrandį, tai kažkaip neignoruoti gal to smegenų aspekto, kad tai yra tiesiog mūsų biologija. Tai apie psichosomatiką jau šiek tiek užsiminėme. Gal galite pasakyti paprastais žodžiais, kas tai yra? Tai psichosomatika, tai psicho, tai psichologija, ir soma, tai kūnas, ar ne? Ir kad mūsų emociniai aspektai, mūsų psichikos funkcionavimas, jisai taip pat atsispindi ir kūne. Ir mes galime, pavyzdžiui, netgi matuoti, ar ne, tokius aspektus kaip kūno temperatūra, odos varža, kvėpavimo dažnis, tam tikri, ar ne, čia irgi galima matuoti, žodžiu, pajungti, ar ne, kaip smegenų veiklos aktyvumas ir žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, žmogui sukeliamas stresas, kaip tada reaguoja jo kūnas, kaip reaguoja jo kūnas ir relaksacinė muzika ir panašiai, nes aš pati dirbau
psichologijos laboratorijoje kelis metus bakalauro metu ir tenai būtent ir nagrinėjame, kaip relaksacijos veikia žmogų ir jo fiziologinius rodiklius. Ir kad, pavyzdžiui, odos temperatūra susireguliuoja, ar ne, kai mes atsipalaiduojam. Ir jinai nukrenta, jeigu mes jaučiam stresą. Tai kaip realiuoju laiku mes galime visą tai pamatyti. Taip pat dabartiniai visokie ar neišmanieji laikrodžiai, tie žiedai, jie irgi būtent gali pamatyti, sekdami ar ne mūsų fiziologinius tam tikrus rodiklius, netgi kraujo ten priplūdimą ir panašiai, pagal tai spręsti, kokia mūsų emocinė būsena. Ir kartais būna, kad žmogui praneša, kad žiūrėk, tu čia dabar labai stresuoji, kas čia vyksta, gal pakvėpuot nori ramiai. Tai būtent kaip mūsų, kad tai yra parodymas, kad mūsų psichika ir kūnas neatskiriami ir vienas kitą veikia. Su kokiais dažniausiai psichosomatiniais sutrikimais susitinkate savo kabinete, o gal galite įvardinti kažkokį įdomiausią? Pavyzdžiui, aš dabar prakaituoju, nes aš jaudinuosi šiek tiek, mes kalbamės prieš kamerą visgi. Taip. Normalu, adekvatu, čia kaip būna, kaip man nesijaudinti, kada, kai yra atsiskaitimas, tai kad normalu jaudintis. Būtų keista, jeigu nesijaudintum. Taip, bet išmokti, kaip tas jaudulys nepakištų kojos ar ne kažkokiem geresniem rezultatam. Tai čia turbūt svarbumas yra, prakaituojančios rankos, galvos skausmas dažnas, ar ne? Pacientų tarpe. Tai taip. Skauda galva. Šiaip nemažai yra dermatologinių problemų, psoriazė, ar ne? Irgi didelė dalis žmonių, kurie pastebi, ar ne, tą suaktyvėjimą būtent tais momentais, ne tik kai yra didesnis stresas, bet kai jie tiesiog, pavyzdžiui, sprendžia savo labiau svarbesnius tam tikrus gyvenimo klausimus. Moteriam tikrai dažniau išgirstu, kaip stresas veikia jų reprodukcinę sistemą ir tai ne visada būna kaip patogu kalbėti, mažiau patogu kalbėti apie tai, ar ne, nei apie galvos skausmą, bet, ką aš galiu pasidžiaugti, kad tikrai vis dažniau pakalbam ir apie šitos srities, kaip pasakyti, ypatumus, sunkumus ir tą normalizuojam, ar ne, ir žiūrim, kas galėjo juos galimai iššaukti. Tai moteriams ir ciklas gali pasikeisti, taip? Dėl streso. Tikrai taip. Kokie dar sutrikimai? Gal įdomesni kažkokie? Galvoju, kas būtų įdomesnio, ką tai reikštų, ar ne? Gal kažką jūs turit iš savo, nežinau, man tiesiog labai krepšelio? patiko jūsų pasakojimas apie pacientą, kuris didelio streso pasekoje neteko laikinai gebėjimo vaikščioti, ne? Tai tada aš galiu papasakoti apie savo psichosomatiką, kaip sakant. Ir iš kurios kilo mano neurobiologijos magistro baigiamasis darbas. Tyrimas, visą tyrimą padariau. Važiavau mašiną, buvo po Joninių. Taip, turėjau ne aš vairuoti iš pradžio, bet po Joninių kartais paaiškėjo, kad kai kurie žmonės negali vairuoti po nakties. Tai aš vairavau ir ten buvo, tokia gera nuotaika žmonėm, kurie sėdėjo mašinai ir jie išlindė pro langus, mojavo, rėkė, dainavo, visą kitą. Ir aišku, sustabdė mus policija. Tai chuliganiškai elgėsi, ar ne, žmonės negalima taip. Ir aš turėjau, atsimenu, 2 draudimo polisus, nes vienas pasibaigė ir aš, aišku, tvarkingi žmonės išimtų tą, kuris pasibaigė ir išmestų, ar ne? O aš abu turėjau ir turėjau paduoti tuo metu policininkam, dabar jie gali automatiškai patikrinti, o tuo metu turėjom taip. Ir aš pasiimu ir aš matau. Yra 2 lapai, yra kažkokie hieroglifai ir aš jų negebu perskaityti. Streso pasekoje nebegalėjote skaityti, taip? Taip. Ir aš tada žiūriu, aš padaviau šalia esančiam žmogui, sakau, pasižiūrėk, kuris galioja. Ir mane tas sudomino. Kas čia buvo per dalykas? Ir aš tada dariau tyrimą,
streso poveikis skaitymo efektyvumui. Kadangi neurobiologijos laboratorijoje galėjau prieiti prie akių judesių tyrimų, tai žmogus sėdi prieš kompiuterį ir yra specialus aparatas, kuris gali sekti, kaip žmogus skaito, kur jo žvilgsnis eina. Nes mes irgi skaitom ne kiekvieną raidelę, mūsų žvilgsnis, kaip jisai mėtosi, kas kažkelintą raidę ar netgi ką žodį, priklausomai nuo to, kiek žmogus yra skaitęs ir kiek jo atmintyje yra išlikusių žodžių formų. Dėl to ir atsiranda kartais tokiem žmonėm daugiau rašymo klaidų ir panašiai, nes jie ne kiekvieną pažiūri tą raidelę, o jiem prašoka. Tai tyrimo metu paaiškėjo, kad pasikeičia tam tikri akių judesių aspektai, kurie rodo efektyvų skaitimą, nes, yra ten žodžių pagal lentelę. Tas ir tas rodo, kad efektyviai skaito, tas ir tas, kad ne. Ir tada dar buvo teksto suvokimo užduotis, kad žmogui keliant tą stresą, kad pablogėjo teksto suvokimas. Tai reiškia, jūs ne viena, viskas gerai. Aš ne viena, normalu, bet ta prasme tikrai kartais ta psichosomatika kaip suveikia. Tai mesgi net streso poveikia gali būti, kad neteisingai perskaitysim ataskaitą direktorė, ne? Ir dėl to kaip ir nereikėtų ant mūsų pykti, ne? Ir taip pat nereikėtų ant studentų pykti, kad jeigu žiūri, sako, žiūri knygą, mato, špyga. Taip. Nes taip jau vyksta su mūsų smegenim. Tai reiškia, studentas tuo metu yra strese. Taip. Kaip mūsų vaikystės patirtys prisideda prie tų psichosomatinių reakcijų? Juk dažnai yra kalbama trendas vaikystės traumos. Dabar jau turbūt net ir gumuliukai manų košiai gali turėti tau įtakos ateityje pasiekti aukštojo mokslo rezultatų. Taip. Tai trauma nebūtinai reiškia, kad tai užkerta kelią sėkmei ar kad tai lems būtinai blogą išeitį. Yra tokie niuansai kaip potrauminis ar ne, pokrizinis augimas ir jie gali kaip tik lemti tai, kad žmogus tam tikrose srityse, sferose sustiprės. Ir traumai nelygu. Apie vaikystės traumas, tai truputėlį galima daugiau, dažniau išgirsti net ir specialistus, tai kalbant, nes vaikystėje taip, traumos skaitosi ir neatliepimas tam tikras emocinis, apleistumas, tiesiog daugiau kas įvardyjama kaip trauma. Suaugusiam žmogui jau labiau skaitosi, kad trauma yra tai, kas jeigu žmogui iškilo pavojus jo sveikatai, gyvybei, arba jisai buvo to liudininkas. Tai suaugusiam žmogui jau ten, čia ne taip mane suprato, ten biškutė aprėkė, tai čia jau, ne trauma. Tai ne trauma, tai tiesiog patirtis. Taip, neigiama skaudi patirtis. Tai ir kaip pasakyt, vėlgi, čia gal turbūt apie save, kad galiu pakalbėti, kad tikrai turėjus aš įvairių patirčių ir netekusi aš tėčio labai anksti. Tai mane tas ir sustiprino ir užaugino ir aš tikrai, žinant man save ir kokia aš asmenybė ir jeigu nebūčiau turėjus tų patirčių, aš manau, kad būčiau gal netgi nelabai gerų žmogum užaugusi. Tas man padėjo, sustiprino ir mano empatiją ir aš manau, kad būtent tų patirčių dėka aš ir esu šitam kelyje, kuriam esu. Nes aš manau, kad būčiau linkusi ten ir per kitų galvas galimai, jeigu nebūčiau kažko tokio skaudaus patyrusi. Tai gumuliukai manų košiai, manau, kad gali padaryti tai, jog vaikas tiesiog pasakys, pavyzdžiui, aš mokysiuosi išvirtą manų košę ir padarysiu ją skaniai ir ką? Reiškia gaminimo įgūdžius ar nelavins, tai nebūtinai yra blogai. Tai visgi galbūt tam tikros krizės tai nėra katastrofa. Krizė skatina mus keistis. Ir jeigu mes pasikeičiam, tada mes krizės pasekmėje užaugam ir tarsi sustiprėjame. Taip. Krizė šiaip jinai nebūtinai yra netgi iš neigiamos pusės. Bet dabar apie krizę kalbama, tai pastoviai tai yra neigiama. Bet tai yra ir teigiama. Būtent. Tai reiškia, kad
aš susiduriu su tuo, su kuo anksčiau nesusidūriau ir neturiu savo viduje įgūdžių, žinių tiek, kad po kol kas ją taip lengvai ateičiau ir praeičiau. Tai ir yra, kad jeigu žmogus nesugriūna, nenueina, pavyzdžiui, į depresinę simptomatiką ir jisai, pavyzdžiui, domisi, ieško būdų, kaip spręsti tą krizinį periodą, sakykime, sveikatai palankesnių būdų, tai jis tikrai paauga, nes jisai ir sutvirtėja, ir žinių įgyja. Vaiko atsiradimas irgi yra didžiulė krizė. Nors kalbama tarsi tai tik tai džiaugsmas. Tai yra pasikeitimas, krizė. Tai yra didžiulis pasikeitimas, tai yra krizė ir reikia tikrai daug ką išmokti, kad ir tai yra tikrai, kažkam milžiniškas džiaugsmas nuo ryto iki vakaro ir labai puiku, bet taip pat tas reikalauja daug naujų įgūdžių ir transformacijos netgi, ar ne, asmenybinės. Tai irgi krizė, ne tik bloga. Ar galime atpažinti, kokios emocijos kaupiasi kurioje kūno vietoje? Kodėl mums kūnas parodo, kad mes kažką ignoruojame? Parodo, nes mes truputėlį užsivėlinam suprasti jo kitus signalus. Čia taip ir. Jis jau sako, tuk. Viskas, rūpužė. Tvarkykis, kažką daryk, man blogai. Ja, kaip yra tas pasakymas, kad mes turim skirti laiko sau ir jeigu nepaskirsim, tai tada kūnas jau, kai uždės, kaip sakant, tas stop, tai gali tada uždėti, kai mums mažiausiai to norėtųsi, bet mes jau kitaip nebegalėsim, nes jau kai tą stopą paspausti, jau kaip sakant, bėgsim ir bandysim spręsti, kas ten vyksta. Yra tam tikrų pasakymų, pavyzdžiui, kad jeigu skauda ten sprandą, tai klausimas, tai kas? Ką tu užsisodinęs ant to sprando, ar ne? Pabandymų tokių suvesti, kas turi tam tikros logikos, nes jei žmogus vis įsitempia taifą, matyt, jis neša galimai ne tik savo ar ne kažkokį rūpestį, bet galbūt ir kažkokio kito žmogaus, kaip sakau, linkia tie, kurie save prarasti, rūpintis vien kitu, tai bus ten dažnai nugaros tie skausmai ir panašiai. Rūpestėliai. Bet matau irgi toj pačioj socialinėje erdvėje, gal irgi Instagrame, kartais persistengimų, kad, pavyzdžiui, tikrai skausmas šitoj vietoj tikrai rodo tokią ar anokią emociją, kad mes užgniaužiam. Tai, kaip sakant, žiūrėkim truputėlį kritiškai, bet racijos tame visgi būna. Kartais, kaip pasakyti, ir ta psichosomatika, ir vaikystė, ir ne tik vaikystė, ir tam tikros patirtis, vėlgi, nusėda tam tikrose vietose. Pavyzdžiui, jeigu augant, ypač mamos labai rekomenduočiau vengti komentuoti savo kūno prie dukrų. Pavyzdžiui, žiūrint į veidrodį ir kad nesakyt, čia lašinukas, čia taip, ar kažką pakeis, čia negerai, čia šitas. Nes yra imtuvas, kuris viską priima signalus. Taip. Ir tada mokosi, kaip reikia su savim kalbėti. Ar ne? Ir tada tiesiog sau pradeda irgi tą taikyti, ir įsivaizduokim, mato, netiesiogiai tai, pavyzdžiui, mergaitai, ar ne, siunčiamus komentarus, bet jinai pradeda jos imti į save, mato, kaip, pavyzdžiui, mama ten, sakykime, ar galbūt kankinasi su dietom ir taip toliau, galbūt ten truputėlį ir dar persistengia su to visu. Ir gali būt, kad, pavyzdžiui, užaugus tokiai moteriai, gali būt daugiau, pavyzdžiui, pilvo skausmų. Dėl to, kad labai, ar ne, tas buvo akcentuojama. Taip. Bet irgi mes neturim kažkokio, kaip būna sapnininkas, ar ne, ką reiškia? Iškrito dantis, tai reiškia kažkas mirs. Tai šito nėra, kad šitoje vietoje skausmas kūno, tai reiškia, kad turėjo tokią trauminę patirtį, ar kad kažkokią. Kūnas sako stop, atkreip dėmesį į mane ir į smegenis, nes smegenis irgi yra mūsų kūnas, išgirsk mus, gana, pavargau. Taip. Tai turbūt nereikia tiek ignoruoti kažkokių signalų, kad jau tu sustingtum. Ir kodėl taip sunku įvardinti, ką jauti? Kaip padėti sau, kai emocijos užverda? Kaip nuraminti kūno? Gal nereikia raminti, o gal reikia leisti tom emocijom išsilieti, kaip vaikai daro, kojytėm patrepsėti, gult ant žemės, mesti ką nors žaisliuką į sieną. Jeigu tai nekenkia paties sveikatai ir kitų, ar ne,
Tai tada ir trepsėkim tom kojom, kaip Tai lėkštės susinervinam. galima daužyti susipykus? Galima, jeigu, aš sakyčiau, iš anksto yra apkalbėta, kad yra dalis lėkščių, kurias galima trankyti, kad nebūtų Ne tą prosenelės. svečių servizą, ne? Ir aišku, tada ne šalia vaikų, nebent ten jau irgi yra vaikai paaugę ir žino, kad, vat, pavyzdžiui, galima padaužyti lėkštes, kai susinervinė, kad išsilieti ir savy nekaupt, kad, kaip sakant, tai būtų sutartas reikalas, biškutį apie tai. Kodėl mums sunku įvardinti emocijas? Tai, kad mes apie jas nesimokinom. Kaip mums įvardinti tai, ko mes net nežinom pavadinimą? Tai vienas iš dalykų ir yra, kad nuo mažens padėti vaikam pasufleruoti, ką jis galbūt jaučia. Pavyzdžiui, ten vaikas ar ne, dar nelabai geba kalbėti ir ten susinervavo ir kažkaip pradėjo rėkauti ar dar ką nors. Tai realiai tėvų užduotis yra pavadinti ir ištalpinti. Tai pamėginu pavadinti, aišku, nežinosiu tiksliai, kaip vaikas jaučiasi, bet pasakyt, man regis, tau gali būti pikta, kad, pavyzdžiui, nedavėm tau saldainio, ar ne, ir tu dabar tau pikta ir liūdna galbūt. Ir tada pabūti su to, ne kad vaikui ten sakyti ir baigtų čia klykauti, bet parodyti, kad galima ir su to pykčiu pabūti ramiai, pasėdėti ir nebūtinai išsitaškyti, kaip sakant. Ir vaikas tada augdamas, matydamas tokį pavyzdį ateityje, vat, pavyzdžiui, žinos, o man pikta, kad, pavyzdžiui, galbūt vadovas neteisingai su manim pasielgia, bet aš galiu su to išbūti ramiai ir, pavyzdžiui, pagalvoti, ką aš galiu padaryti, ar paprašyti, pavyzdžiui, susitikimo su vadovu ir pakalbėti, ar ne, tai brandžiai, kad man tas ir tas netinka. Bet tam yra labai svarbu matyti tą pavyzdį, o mūsų dar kol kartos, kol mes kaip tėvai, ar ne, mes patys irgi dar nežinom kartais, kaip mes jaučiamės. Ir dar vaikui reikėtų padėti įvardinti. Tai žodžiu, mes čia turime daug erdvės visi mokintis. Galima taip pat turėti netgi žodinėlį, yra emocijų ratai, kaip žmonės pamato irgi pas mane kabinete, aš turiu tokį medinį ratuką. Čia tiek emocijų. Taip. Nes tiek jaučiame. Tiek jaučiame, bet neturim tų pavadinimų ir po truputėlį galima mokytis, kasdieno, tarkim, bent 3 tas emocijas kokios nors įsivardinti. Tai, kaip sakant, mokomės naujos kalbos, kokios prancūzų, tai mokomės nuo tam tikrų žodelių. Ir tada ilgainiui mes galim suprasti, ką kūnas siunčia, kokią ar ne emociją, nes tai yra labai svarbus signalai. Mūsų smegenys, nervų sistema labai sugeneruoja ar ne tuos signalus, kad mes suvoktume, kas čia vyksta su mūsų vidum, su mūsų išorė, gal kiti žmonės su mumis nepagarbiai elgiasi ir panašiai, tai tada, pavyzdžiui, jeigu nepagarba, tai vėlgi koks nors pyktis, kuris reiškia, kad kažkas peržengė mano ribą ir aš tada pajaučiu, kad pykstu. Tada pasakau, prašau, pavyzdžiui, prie manęs nesiliesti, man nemalonu. Jeigu žmogui yra sakoma, nepyk, negražu, ypač kam merginom, moterim, nes mums pykti negalima, tai tada mes taip, tarsi nutilėsim visą kitą ir tada kartais tai gali būti netinkamai suvoktas signalas ar ne žmogui, kuris galbūt, turi ne visai tinkamų ketinimų. Tai prie ko gali vesti mūsų ignoruojamos ir nesuprastos emocijos. Sunkumą turi, ypač kas vyrai. Aš ir labai norėjau paklausti, kodėl vyram ir gal ypač vyresnės kartos vyrams taip sunku įvardinti savo emocijas, tarsi tai būtų gėda. Nes jie taip ir augo, jie buvo auginami, kad jeigu tu čia verksi ar kažkaip kitaip elgsis, tai bus, čia negražiai pasakyta boba, ar ne, nebūk boba, čia tarsi taip labai blogai. Nes jau bobos, tai jau mes tai tik verkiam. Taip, mes tik tai verkiam ir čia yra kažkas negero, ar ne, boba moterim. Gerai, sakykim, neigiamos emocijos tebūnie, bet kodėl net ir teigiamas emocijas yra sunku įvardinti, sakykim, aš laimingas, aš patenkintas, yra tų emocijų paletė įvairi, bet jie pas mus tarsi stabai, ne? Yra toksai įvardymas, aleksitimija, toks žodelis. Aleksitimiški asmenys, taip, vyrai irgi turi būtent didesnį polinkį į aleksitimiją, tai yra sunkumas suprasti tuos signalus, kad tai yra emocijos ir kokios tai emocijos. Ir jiems bus lengviau pasakyti, kad,
jaučiuosi šiandien lengvas, arba kad, pavyzdžiui, kad reiškia laimingas vietoj to, ne? Arba, tarkim, kad, na, man liūdna, tai, sakykim, sakys labiau, kad skauda galva. Grynai kūno simptomai. Dėl to, kad žmogus nesusivokia kitaip, tai vat kūnas ateina į pagalbą. Ir, na, mes turim šiek tiek šitą problematiką, kad, na, ne tik socialiai, kultūriškai mes neskatinom vyrų ar ne tas emocijas priimti kaip legales, bet dar turim ir šitą tokį, jis truputėlį irgi skaitos neurobiologinis toks aspektas, kad yra vat, nu, sunkumas tiesiog vidaus signalus suprasti, susivokti, kaip ten interocepcija. Va. Tai sunkumas šitą perprasti, suprasti ir tada, nu, kaip pasakyti, netgi jeigu toks žmogus ateina į terapiją ir jeigu labai reikalausim iš jo, nu, tai kaip tu jauties, ką tu jauti? Aš nežinau. Ir tada gali jaustis kaltas, kad kažkaip reikėtų. Jo. Tada padėti žmogui arba pavadinti, arba tada kalbėti apie tą vėlgi, apie kūno simptomus. Kas jauti kūne, ne? Taip. Kas vat su tavo kūnu vyksta. Taip, galima va tada palengvinti ir nu, ne kiekvienam duota, bet irgi galima šiek tiek lavinti tą. Deja, aleksitimiški asmenys yra turintis polinkį į visokią širdies kraujagyslių sutrikimus. Kaip keista ir netikėta girdėti, gal dėl to mūsų vyrai gyvena visą 10 metų trumpiau negu mes moterys. O vat mes imam bobos biškį ir paverkiam ir gyvenam ilgiau. Tai iš tiesų mūsų vyrai turbūt kenčia nuo tų emocijų užslopinimo ir ilgainiui tas emocijų užslopinimas išvirsta į priklausomybės. Ką mūsų irgi vyrai turi labai gilią istoriją, sakykime, alkoholio priklausomybės, dabar turbūt išvirsta į ekranų priklausomybės, pornografijos priklausomybės, lošimo ir taip pat širdies ir kraujagyslių sistemų ligomis, kas ženkliai trumpina jų gyvenimo trukmę. Taip, kad gal kartais paverkti nebūtinai psichologo kabinete, saugioj aplinkoj, vyram irgi sveika paverkti, taip? Tikrai sveika, aš kaip sakau, nu jeigu gaminosi tos ašaros, nepamenu tikslaus kiekio ten kiekvieną dieną, ir sakau, nustovintis vanduo jisai rūksta, tu čia. Tai sakau, reikia jas išleisti, kaip, nu, ar ne, praplauti tą puodelį ar vazonėlį, kurį gėlės laistum, tai duota ir duota. Ir kas yra labai faina, ašaros, kaip pasakyti, kam jos skirtos, kai mes patiriam intensyvės emocijas, tai nebūtinai neigiamas, ne? Smegenis perduoda signalą, kad būtų vertinga pareguliuoti truputėlį, nes kai ir džiaugsmas yra, visko ten gali būti daug ir prakaitavimo širdies, ar ne, ten bla bla. Tai paleidžiamas tas, nu, ašaros, kaip sakant, ir tai nu, apramina mūsų kūną, kaip sakant, padeda sureguliuoti vėlgi širdies ritmą ir netgi kartais aptinkama ašarose, nu bent jau kiek teko skaityti, jeigu žmogus iš streso verkia, tai kad streso tas hormonus. Tai mes išverkiame. Jo. Tai va, tai į sveikatą, verkim į sveikatą visi vyrai, moteris, kaip sakant, tik tai, kad mačytų, kaip rokiški sako. Taigi, turbūt jūs ir pati savo pacientų tarpe turite daugiau klientų, pacientų tarpe visgi daugiau yra moterų. Taip, jeigu mes jau pradėjome tą temą, taip, sakykime, santykinai įvardinkite, apytiksliai, nežinau, kiek maždaug santykis būtų. Nu, 90-10. 90. Nu, tai iš tiesų labai atliepia šitas santykis, būtent į tą santykį, kurį aš patyriau lankydama grupinę terapiją. Tai mūsų viso buvo 8 ir 1 buvo vyras, bet turint omeny, kad jeigu skiriasi 7 moterys, tikėtinai ir 7 tie patys vyrai skiriasi. Bet kad vyrai slopina emocijas, vyrai turi būti vyriški. Bet ar sergantis vyras, ar vyras turintis priklausomybių, iš tiesų tai yra vyriškas. Kas yra vyriškumo matas, kaip jį galima išmatuoti? Turbūt sveikas santykis su savimi, su savo emocijomis, su savo sveikata, tai yra vyriškumas. Aš būsiu sveikas, ne, galėsiu džiaugtis su savo šeima, džiaugtis kolegomis, produktyviai dirbti, nes esu sveikas. Tai tiesiog vyrams yra kvietimas susirūpinti savo psichinę higieną, gal galime įvardinti taip, kaip mes prausimės, taip reikia rūpintis ir savo vidumi. Labai gerą aspektą palėtėt, higieną.
kartais atrodo, kad norint geriau jaustis, reikia kažką labai daug stebuklingai daryti. Aš kalbu apie emocinę savijautą. Bet jeigu mes jos neužignoruojam, neapniveliuojam kokiais dalykais, tai netiek jau ir daug reikia to dėmesio. Tiesiog kaip dantis valant, ar ne? Papasakokit plačiau. Na, vėlgi, aš skirstyčiau į kelis aspektus rūpinimąsi psichikos sveikata, tai tuo pačiu rūpinimasis ar ne kūnu. Tai vėlgi, miegas, maistas, žiūrim, ką valgom, ką dedam į burną ir skrandį, tą gauna ir mūsų smegenys, nervų sistema. Tai kaip sakant, tas greitas maistas yra kaip pamaitinomės tą sielą, ar ne? Bet jeigu norim, kad mūsų smegenys funkcionuotų gerai, tai jom reikia ir tų visokių medžiagų, kur gaunam ir žuvies, ir visa kita. Tai netgi šitas dalykas gali labai stipriai lemti, kaip jūs jausitės, nes vėlgi smegenim, kad ten tie neurotransmiteriai išsiskirtų ir visa kita, irgi reikalingas tam tikras maistas. Taip. Tai ką mes turim valgyti, kad būtumėm laimingi? Dar šiandien kalbėjau su viena dietologė dėl posto kartu ir peržvelgiau jos turėtą postą. Tai, kad žuvis atsimenu, ar ne? Tai žuvis viskam sveika, širdeliai sveika? Jo, ir širdeliai, ir smegenim, ir emocijom, riešutai. Ką turbūt sakyt, visokios daržovės, salotas ir uogos matyt, nes ar ne visokie, kaip pasakyt, antioksidantai, flavonoidai. Jo, jie yra labai gerai, nes gali ir padėti, jeigu ne šiuo metu, bet atitolinti tam tikras neurodegeneratyvinės ligas. Tai čia jau, kaip sakant, mes ruošiamės vis tiek su kiekvieną dieną, kai gimstam, mes senstam. Taip, tai mes ruošiamės ir ateičiai. Tai iš esmės, tai sveika mityba, tai turbūt, ką jūs išvardinote, tie produktai, tai yra visi produktai, ką rekomenduoja tikrai. Taip, tai čia nereikia kažką persistengti, tikrai tas. Gerai, darom tą. Ką dar galim padaryti, kad būtume sveiki? Judam. Tai nebūtinai varginantis sportas, sporto salė. Judam. Vaikščiojam, plaukiojam, šokam, mylimės, bet tada ilgiau. Kaip sakant. Pasistengti kuo ilgiau. Jo, tai jeigu galima valgyti žuvį, tai mes galim pavalgyti afrodiziakų, sakykime, kažkokių krevečių, ne, šiek tiek šokolado ir tada pasimylėti ilgiau ir tai bus mūsų psichologinė higiena. Puikus patarimas, vyrai tikrai pasinaudos. Tai gal turbūt šitas labai tikrai turėtų būti suprantamas vyram ir lengviau įgyvendinamas, ar ne? O kiti dalykai yra skirti laiko savirefleksijai. Kasdien tai gali būti tikrai, kad ir 5 minutės tai jau bus labai labai... Ką aš patyriau per tą dieną? Ką patyriau per dieną, tai būtų toks labiau, sakykime, dienoraštis, bet kaip aš jaučiuosi su tuo, ką patyriau per dieną. Būtų labiau savirefleksijos. Jo. Tai ne tai, kad neteisingas. Jau vien pagalvojus, atgrįžus į tai, ką šiandien veikiau, jau vis tiek tam tikrose vietose nenori bus tos savirefleksijos, tai tiesiog galima pridėti. Vėlgi, ar ne, pamėginti kasdieną išmokti po vieną emocijos pavadinimą ir taip toliau. Draugauti, bendrauti su žmonėm. Mes esam socialios būtybės ir nesvarbu, kad ir mes turim 30, 40, 50 plus metų, mums reikia santykių su kitais. Nebūtinai įsikibti į tėčius, mamas, vaikus, čia kaip kitaip. Nerandam artimoje aplinkoje, kas skiria laiko, sunkiau su ryšiu, ypač jeigu vyresnio amžiaus žmonėm, einam į 3 amžiaus universitetus, yra daugybė veiklų. Mačiau, nemokamai būna kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį Vilniuje senjoram Fabioniškių baseine plaukiojimo sesijos, susitinkam, pabendravom, pasišnekam, pasikalbam, nes irgi tas gerai žinomas, ilgiausiai vykęs, ar ne, tyrimas apie laimę žmogaus, kas iš tiesų teikia tą laimę, tai visur yra išskiriama, kad būtent socialiniai ryšiai, jų nereik daug, užtenka suaugusiam žmogui 1-2 kokybiškų. Tai reiškia, užtenka 1-2 draugų. Nereikia turėti, nežinau, Instagrame 10 000 draugų, ne? Ne, nebūtina, tikrai tam nebūtina. Kažkaip prisiminiau pavyzdį su amžinatilsį Anglijos karalienė.
kad jinai su savo klasiokiam susitikdavo, nors jom ir buvo 80-90 metų, ir jos susitikdavo, ten būdavo slaptas toks susitikimas, kur, niekas nežinodavo, kad jinai išeina iš tų rūmų, ir jos paplepėdavo prie arbatytės ir ten prie tokių šokoladukų, kuriuos specifiškai mėgdavo karalienė. Ir per tiek metų, tai kiek, jeigu jums ten buvo 80-90, tai per 70 metų nei karto, nei viena paslaptėlė nebuvo išėjusi į viešumą. Tai vat kaip faina, kad karalienė galėdavo tiesiog pabūti. Tai reiškia, net ir karalienė gali turėti tikrų draugų, Taip. kurią riboja tam tikros labai specifinės ir griežtos taisyklės. Tuo labiau, kai mes esam paprasti žmonės, mes privalomai turim turėti draugų. Taip. Ir skirti laiko draugams, tuo pačiu tu skiri laiko ir sau. Taip, taisyklės yra labai paprastos. Sveikai maitinamės, mylimės arba kitaip judame, taip. Taip. Turime draugų ir pagalvojame kasdien, kaip mes jaučiamės, ir turbūt su tais draugais išeinam kažkur pasilinksminti, taip? Taip, pramogos, lietuviai, mes esam tokie... Zanūdos? Ne visai, sakyčiau, tokie perfekcionistai, tokie turinti savo tokių didelių lūkesčių, teisingai viską daryti, kad visi darbai pradžiai turi būti pabaigti, namai sutvarkyti, visas, tik tada galėsiu pramogauti. Tai jeigu mes turim ir darbus, ir vaikus, ir dar kažką, tai žiūrim taip metai iš metų ir nebėra nei valandėlės per savaitę, kur galėčiau sau leist papramogauti. Tai nupūkim kažkaip, nežinau, mažinkim tą vidinį kritiką, kad negalim ilsėtis ar kad reikia tą poilsį užsidirbti. Mes esam žmonės, mums privaloma ilsėtis. Mes jau gimėm, reiškia užsidirbom poilsį. Pailsėti. Taip, tikrai taip. Tai mano mama sako posakį, kuris galbūt man ne visai patinka, bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad jis turi racijos. Jinai sako, kad dulkės man gyventi netrukdo. Ir iš tiesų dulkės ant spintelių visiškai netrukdo uždaryti namus ir išeiti su tais savo vienu arba dviem draugais į miestą pasiklausyti, kad ir šiandien, pavyzdžiui, nemokamo koncerto Vingio parke. Tai draugystė nieko nekainuoja. Tai iš tiesų labai vertingi patarimai, manau, galima įsiklausyti, ką mums dar daryti be psichinės tokios higienos, kad mes jaustumėmės gerai. Kaip mes dar savo galime padėti? Kartais padeda susigaudyti, kaip skirstyti savo laiką, nes laiko valdymas irgi yra labai svarbus įgūdis. Taip. Tai šitoje vietoje aš į tą nesiplėsiu, bet yra ta tokia taisyklė auksinė vadinama, kuri yra perdegimo prevencijos formulė. 8-8-8. Žinot? Žinau, bet pasakykite, nuostabi taisyklė. Na tai 8 valandos miego, 8 valandos gyvenimui ir poilsiui ir apjungiam. Ir 8 valandos darbui, nes darbas irgi yra suaugusio žmogaus dalis, kur mes, tai atspindi irgi mūsų sveikatą. Ir jeigu mes dirbam ir galim dirbti, tai rodo, kad mes kaip suaugę žmonės funkcionuojam pakankamai gerai. Ne visada, aišku, čia nėra, taip pat pakankamai gerai. Anksčiau sakydavo, kad 8 valandos miegui, darbui ir poilsiui, bet tada, o kur tam tikri kiti dar gyvenimo dalykai, tai sakykim, padėliokim taip. Bet ne tiek jau daug žmonių susidėliojo, kad būtų panašiai išsidėlioja, ar ne, kaip grafikai dienos įvardinti. Aišku, galima sakyti, kad, pavyzdžiui, aš irgi pati, kaip turiu dar mažametę dukrytę, tai ką, tas miegas, jisai būna visoks toks įdomus, ar ne? Ir kartais būna, kad 4 valandos gal naktį, tada pietukų, tada tarp sesijų galbūt su klientais, irgi pamiegu, turiu savo jogos kilimėlį ir leidžiu savo pamiegoti, nes aš žmogus gimiau, reiškia, turiu ir pasilsėti. Taip, ir tik pradedam labiau ignoruoti šitą auksinę taisyklę, mes žengiam koją į perdegimo pusę. O kai perdegam, tai tada jau reikės darbo, kad tą gaisrą užgesinti ir paskui iš tų nuodegulių sulipinti vėl naują aštą. Taip, nes perdegimas, jisai nepraeina po mėnesio atostogų, gali trukti
pasekmes ir metus, ir 2, kol žmogus taip atsistato į tokį, jau pradedu pilnumoj jaustis gerai ir ne tik grįžti į save, nes reikia tapt truputėlį geresniu nei buvau. Tai reiškia turėti tam tikrų įžvalgų, kad savęs nebeprivesti prie šito. O perdegti galima tik tais dėl darbo, nes dabar pagrinde yra kalbama LinkedIn'e, tai tik tais taip, vis ten kažkiek vis postų atrandi, kad aš perdegiau. Bet ar tik dėl to, ar taip pat galima perdegti ir šeimoje? Šiaip šitas konceptas moksliškai, jisai skaitosi, kad gali būti vartinamas tik darbiniam aspekte, nes iš to ir kilo. Bet vis daugiau ir tarp mokslinių straipsnių, o jau nekalbant apie visus kitus, ar ne, straipsnius, čia aišku, šis tas mokslas, bet tai yra labai svarbu. Svarbi ta dalis, bet, kaip dienos visokie portalai ir panašiai, ten jau seniau apie tai kalba, kad jau yra vartojama, tai perdegimas motinystėje, perdegimas šeimoje ir kitose srityse. Kas įdomu, pavyzdžiui, kiek domėjausi, kad perdegimas, jisai gali ištikti nepaisant kiek žmogui metų, kokia jo šeimyninė padėtis ir kokia jo lytis. Tai, ta prasme, studentė lygiai tiek pat turi tikimybę perdegti, kaip moteris turinti 3 vaikus ir karjerą, ir gali būti, kad ta studentė greičiau ir perdegs ir ilgiau reikės jai kilti iš tų nuodegulių, kaip sakant. Tai jeigu ir darbe, ir šeimoje, ar ne, yra to perdegimo, ir jo vis mes dirbam ir neskiriam laiko savo, porai ir panašiai, tai tikrai paskui net bloga pagalvoti, ar ne, būna kartais kai kurie, kaip sako, grįžti su mašina namo ir negali išlipti, nes nenori. Nes nenori eiti namo, ar tiesiog esi toks pavargęs, nenori eiti namo? Nenori eiti namo. Šitą jausmą esu patyrusi. O tai sakykite, tas perdegimas, kaip jis pagrindė kokie jo simptomai? Na, aš suprantu, tu turbūt nebetenki motyvacijos, vienas turbūt iš tų pagrindinių simptomų. Nebemielas tas tavo darbas, po atostogų jautiesi nepailsėjęs ir turbūt to pirmadienio bijai kaip velnias kryžiaus, ane? Drebi visos, nes nenori eiti į darbą. Kokia dar gali būti simptomatika? Na taip, jeigu jau, kaip sakant, tas sekmadieninis baisumas yra, kad jau net negaliu sekmadienį dar ilsėtis, nes rytoj į darbą, tai jau netenkama, kaip sakant, to gyvenimo kažkuria prasme. Tai irgi jau yra labai stiprus rodiklis. Aišku, galima perdegti nebūtinai, kad yra labai labai daug darbo, bet yra žmogus, pavyzdžiui, kurio nepastebėti talentai, neduodama pakankamos užduotis, kurios jį skatintų augti, tai irgi tas gali nutikti. Bet sakyčiau visą tai, ką įvardijot, gal tiesiog pridėčiau, kad irgi tokia labai simptomatika panašiai depresijos, kad tikrai gali ir sutrikti ir miegas, ir tos suicidinės mintis gali atsirasti. Aspektas, kad gali labai suprastėti darbo kokybė ir netgi paprasčiausiuose elektroniniuose laiškuose atsirasti krūvos nebūdingų klaidų. Tai irgi liudija, kad apie tą perdegimo procesą. Ką mes turime daryti, kai jaučiamės, kad perdegė, be to, kad parašyti postą LinkedIn'e? Kad suprasti, kad lauks daug reikalų. Pažinti save, nes kodėl aš atėjau į perdegimą, ar tai yra vėlgi mano vidiniai įsitikinimai, kad negaliu ilsėtis, mano negebėjimas laiko valdyti, tai galbūt tikrai pasimokyti, kaip tą daryti ir kursus nueiti, galbūt tai yra užgniaužtos emocijos, mano prastas gebėjimas komunikuoti su darbdaviais, galbūt aš viską prisiemu, kad darysiu, nes man baisu, kad jeigu pasakysiu ne, kad mane išmes ar ne, čia vėlgi visokie imposterio sindromai, atstūmimo baimės ir panašiai. Ir kad gali tekti tikrai apsilankyti tokiu atveju ir psichoterapijos kabinete ir taip pat nemaža dalis, jeigu patiria tą rimtą perdegimą, tenka jiem pabendrauti ir su kartais ir šeimos gydytojai,
tam tikrais aspektais gali padėti. Žinau gydytojų, kurie vat, į tą orientuojasi būtent pagalbą žmonėm patiriantiem tokį labai lėtinį nuovargį, perdegimą ir panašiai. Arba gydytojas psichiatras, nes dažnai šalia perdegimo galima pamatyti depresijos simptomatiką. Mhm. Tai ar jeigu spėčiau, kad vyrai, klientai pas jūs kabinete dažniau ateina turbūt su perdegimu, ar aš būčiau teisi? Žinokit, gal specifiškai, kad pas mane ne su tuo ateina vyrai. O su kuo ateina vyrai pas jūs? Išduokit. Dabar, žinokit, gal jeigu būtų jų daugiau, aš gal pasakyčiau Trendą labiau, kažkokią, bet ne? jo, bet dabar jeigu va taip, kaip sakant, pas mane jų taip palyginus netiek daug, tai va žinos, ai, va čia vas ją, jeigu eina, tai turbūt jam irgi va šitą problemą, tai labai atsiprašau, konfidencialumas ar ne, kaip sakant, kai aš... Per mažai imties, kad jūs galėtumėt pateikti konfidencialią informaciją. Taip, Visiškai normalu ir yra gertima iš jūsų kaip specialistės lūpų. Ar turite pacientų, klientų su perdegimu? Vat kuo jie skundžiasi, kas jam kūne negerai? Kad neįmanoma atlikti net paprasčiausių... Negaliu susikaupti. Oi, kad susikaupti dar čia 100 metų atsikelti iš lovos. Nėra įmanoma. Nueiti atsigert vandens jau yra didžiulis sunkumas ir tikrai žmogus tarsi, ką žinau, kaip atrodo, kad po sunkios tiesiog ligos būtų. Nėra visiškai jėgų. Tai kas šitoj vietoje, kaip sakyčiau, kol kas kiek teko susidurti, labai faini žmonės būna, tie nuodeguliukai, jie yra labai draugiški, geranoriški ir truputėlį tenka mokyti jiem savanaudiškumo, nes savanaudžių būt, tai nereiškia, kad kenkiu kitam, nes mes kartais sulyginam. Bet aš žiūriu į save. Taip, savo naudos žiūriu, kas yra normalu, sakau, tai mes jeigu nežiūrėsim savo naudos, tai eisim į darbą ir tada darbui mokėsim už tai, kad mus priėmė, kad mes žiūrim savo naudos, kad tai yra labai normalu ir daugelis galvoja, kad būt savanaudžiu, kad tai reiškia aš kitą mindysiu, engsiu ir kažkaip taip. Tai visiškai nesusiję, kad tiesiog turbūt sava nauda, kad pirmiausia visgi mes turime žiūrėti patys savęs, mes turime mylėti pirmą save, kai tu mylėsi save, kai tu būsi sveikas, pavalgęs, pasimylėjęs, gerai padirbęs, tada tu gebėsi pasirūpinti ir kitais, būti produktyvus darbuotojas, būti geras mama, tėtis, atliepti vaiko poreikius. Tai pirma, viskas prasideda visgi nuo savęs. Tu esi visatos centras. Taip. Nes iš tuščio, kaip sakant, indo tu nepalaistysi gėlių. Ir kaip tėvai nustemba dažniausiai, kai jie susilaukia vaikų ir aš juos mokinu, kad visgi pirma, tu pats svarbiausias turi būti asmuo, nes ir vaikas tada mokinasi, kad kad galiu aš savim rūpintis ir taip reikia rūpintis. Ir kai tėvai pasirūpina pirmiausia savimi, užtikrina savo gerą savijautą, tai tada ir jiem lengviau išbūti šalia vaiko ir tantrumu, ir jie būna šiaip laimingesni, geresni tėvai. Tai tas yra labai svarbus aspektas. Čia nėra tiesiog nuvalkiotas pasakymas, kad pirmiausia užsidėti kaukę savo, o tada kitam. Čia yra taisyklė, kurią reikia griežtai vadovautis. Numeris 1. Ir čia dabar, neįvardinsiu, žurnalas išėjo, garsus Lietuvos, parašyta: vyras turi labiau mylėti moterį nei save. Nesąmonė. Visiška nesąmonė. Tai mylim save, jei negebam savęs mylėti, kaip mes kitą mylėsim, ar ne? Nes santykis su kitu yra mūsų paties santykio su savimi atspindys. Kur jūs galėtų sutikti klientai? Taip pat jūs turite ir Instagram paskyrą. Taip, turiu Instagram paskyrą, psichologė Vitalija. Aš ją tokią palaikau, kaip sakau, užeini tenai, taip truputėlį oficialiau atrodo, ir tada aš mėgstu istorijose pabendrauti, papasakoti daugiau iš savo kasdienybės dalykų, kaip sakant, jeigu jau užėjai, tai tada aš tave įsileidžiu truputėlį giliau, tai ten mes tokio ir humoro panaudojam, tikrai labai mėgstu, tai galima mane tenai ir sutikti, surasti.
Ir kur jūs dar gali sutikti klientai? Yra Goštauto 8, kaip sakant, mūsų psichoterapeutų meka, tenai sutik galima ir mane, ir daugybę kitų nuostabių psichologų ir terapeutų. Tai jeigu norisi, pavyzdžiui, konsultacijos pas mane, tai galima parašyti į mano Instagram paskyrą. Taip pat turiu puslapį psichologijosmenas.lt, dėl to, kad aš turiu tokį įsitikinimą, kad psichologija yra menas, kuris paremtas mokslu. Tai ir tai atspindi mano ir šitas pavadinimas svetainės ir mano darbo pobūdį, kad man yra labai svarbu remtis moksliniam žiniom, tačiau ne antžmogiškai, ne kažkaip šaltai, vis tiek ateini į susitikimą su žmogum ir svarbiausia būtų, kad žmogus su žmogum ar ne bendrautų. Tai ir tiek, aišku, kai kurie yra studentai universitete, kai dėstau paskaitas, tenai taip pat galim susitikti. Būnu, tikrai padalyvauju ir įvairiuose, tam, pavyzdžiui, renginiuose, tai rytoj kaip tik vyksiu, čia jau bus turbūt išėjęs, ar net išėjęs tinklalaidė jau po to, bet ir ateityje planuoju, taip gavosi, kad pradėjau planuoti renginuką ir jau sutiko 3 nuostabūs specialistai palektoriauti, padėstyti ir tikrai bus galima sekti pas mane žinutės, nesuskubėsim su renginiu, nes norisi padaryti tokį kokybišką, kad nebūtų ir labai brangus, bet visiems būtų labai faina, tai galėsim ir tenai dar susibendrauti, šnekėtis, matyti. Ačiū psichologė, kad radote laiko užsukti pas mus. Ačiū visiems klaususiems mūsų, Vitalijos ir Rasos pokalbio. Esu tikra, kad kiekvienas išgirdo sau artimų dalykų ir priminimą, kad jausti vadinasi gyventi. Klausimų ir pastabų lauksime komentarų skiltyje ir iki pasimatymo kitoje Be recepto tinklalaidėje.